mano darbo diena yra darbas su žmonėmis, juos užvesti tą dieną ant darbų, kontroliuoti jų darbo eigą, kokybę, kontroliuoti, kad jie dirbtų, o nesėdėtų. Taipogi, aišku, brėžiniai, brėžinių analizė, viskas išdėstyta, išaiškinta žmonėm, kontrolė jų valandų kontrolė, taip pat žmonių kiekis, rotacijos. Šiandien galiu pasakyti, šitam darbe, koks mano jausmas, tai visos dienos jos nėra vienodos. Vieną dieną vienoje vietoje daugiau darbo, kitą dieną kitoje vietoje daugiau darbo, bet šiaip, aišku, man labai patinka naršyti brėžinius, labai patinka suprasti, kad tiksliai atliekame tą darbą be jokių kliūčių ir tikrai žinome, ką darome, o brėžiniai, tarp kitko, yra labai detalūs, bet labai smulkus, daug visokių smulkių detalių, tai kad tikrai yra ką veikti. O jeigu tu esi darbų vadovas, taip tu važiuoji į tą užsienio šalį, kurioje yra statomas šiuo metu laivas, tai aš manau, kad ateityje manęs laukia tikrai įdomios šalys ir aš kiek žinau ir Egipte stato, aišku, Prancūzija, Italija ir Vokietija dabar.